Nuo šiandien iki šeštadienio surašinėtojai atlape turintys atpažinimo ženklą lankysis Alytaus miesto ir rajono gyventojų namuose. Žmonėms teks atsakyti į klausimus apie gimimo vietą, datą, šeimyninę padėtį, išsilavinimą, darbą, pajamas, tautybę, tikėjimą. Bus renkami duomenys ir apie jūsų būstą. Planuojama apklausti 8 000 Alytaus miesto ir seniūnijos gyventojų. Bandomajam surašymui Alytaus miestas ir seniūnija buvo pasirinkta dėl to, kad šios vietovės pakol kas vienintelės visoje Respublikoje turi ortofografinius žemėlapius, gerokai palengvinančius surašymo darbą, o šių vietovių gyventojai pagal užimtumo, tautybių išsilavinimo įvairovę geriausiai reprezentuoja bendrus Lietuvos gyventojų rodiklius. Šio bandomojo surašymo tikslas – pasirengti 1999 metų visuotiniam Lietuvos gyventojų surašymui. Būsimas surašymas bus pirmas atgavus Lietuvai nepriklausomybę ir, man atrodo, kiekvienas Lietuvoje gyvenantis žmogus turėtų jausti kažkokią pareigą, galų gal Lietuvos dydis, prestižas, duomenys apie Lietuvą priklauso nuo gyventojų skaičiaus, nuo jų sudėties, demografinės, išsimokslinimo ir taip toliau. Surašinėtojos beje pirmą darbo dieną po Alytaus seniūnijos kaimus keliavę ne tik automobiliais, bet ir arklių kinkyta bričkele iš apklausiamųjų tikisi geranoriškumo ir užtikrina atsakymų anonimiškumą. Atsakymai bus naudojami tik suvestiniams duomenims gauti, kuriuos ruošiamasi paskelbti po mėnesio.